Taigi, kas tau yra lietuviška ir kieta? Kieta yra kalbėti lietuviškai, taisyklingai ir gražiai. Kieta yra dainuoti lietuvių kalba. Labai kieta yra mokėti lietuvių kalbos tarmes, taip kaip kalba aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai, žemaičiaut ar dar kažkaip tai. Kažkada tai sukeldavo didelę šypseną, bet dabar, kai gyvenimiška patirtis yra šiek tiek kitokia, viskas tas sukelia tam tikrą pasididžiavimą. Ir iš tikrųjų yra viskas kieta tai, kas būdinga lietuviam, todėl kad visam pasauliui iš tikrųjų esame neįdomus mūsų McDonald'ų ar Statoilų kiekių Lietuvoje, bet tikrai esame įdomus tuom, kas yra tikrai lietuviška. Įdomu tai, kas yra tikrai lietuviška duona, įdomu tai, kas yra tam tikra lietuviška gamta, įdomus mūsų audiniai, įdomus mūsų raštai, žiauriai įdomus mūsų padavimai, nors kitų šalių tautosakoje jie kartais atsikartoja su kitais vardais ir brenda žmogus ne per balą, bet per jūrą, bet istorija būna ta pati ir pamokanti tų pačių dalykų. Bet kieta, kad mes turim lietuviškasias versijas. Kieta, kad mes indoeuropiečiai, kieta, kad mes turim baltų geną, žiauriai kieta, kad mes galim valgyti daug cepelinų ir mums neskauda pilvų.